Sveiki visi ir vėl šiandien geriausiam Lietuvos mieste. Žodžiu, spinigėlis rankoje ir matot pučiu ančiuką. Tai gyvenimas yra labai nesąžiningas. Užkalė mano Subaru motoras, bet čia dabar neturiu su ko kinto debesio stumdyt. Nusipirkau echolotą, kai matė tą jau žaislą rimtą už 4000 ir dabar dar katerio motoras nusprogo, sumindė gaudėm kada mes vakar. Tai kas belieka, ne, taip noris paspiningaut, tai pučiu antiną ir šiandien šausim į mažą ežeriuką. Tai tikslas bus spiningas, o kas bus, pamatysim iš eigos. Turiu ir tą, pasiruošęs ir lydeką, pasiruošęs ir ešerį. Ir kai būsim jau ant vandens, žiūrėsim, kas juda, taip ir persiorientuosim. Tai kas bus, neįsivaizduoju, bet kad kažkas bus, tai tikrai. Pradėjau ryžti ir tada tik supratau, kad padariau didelę klaidą. Matot, ką pasėmiau žvybą, nežinau, čia geras daiktas, ar geras ženklas, ar negeras ženklas. Bet ne baronkos, matot, traškučiai, vaniliniai. Jei su vanilė, tai vaniliniai. Jei su šokoladu, tai šokoladiniai. Jei su braškiam, tai braškiniai. O jeigu chebra su medum, tai kokie mediniai turėtų būti, ne? Jeigu rimtai, tai matot, kokį viedrą gražų įsigijau. O tam įsigijau, kad galėčiau tapkės mėtyti, ne? Fantastinis dalykas. Pasirašiau visas gumas. Įsigijau kotą ir šiandien ko mums reiks. Tik mažų tapkių nemėtysim. Susirenkam visas mažas. Ir tą progą, kadangi aš jums jau rodau šitą savo viedrą, apie kibrą galiu pasakyti taip. Nežinau, ar pasteisės tas inžinerinis stebuklas, bet įsivaizduokit, didelė guma, apkaustyta, ėmam, atsegam ir pasiemam. Ir žemyn galvą kažkaip ant stingerių. Gerai, man atrodo, kad prikolas ir telpa nuo didžiausių gumų iki 5 colių, o čia tai aš nežinau, šitos 26 gal kubyros dydžiosios. Ir ta proga vyksta visose Salmo parduotuvėse akcija, ne, šitom kubyrom. Tai nuo mažiausių 5 colių iki didžiausių 35% nuolaida šitom gumom. Tai va, galit šį mėnesį dar pasinaudoti, nes spiningas tuoj prasidės. Dar neprasideda, nes vanduo tai žiauriai šiltas. Mes buvom vakar, jei nemeluoju, 21 laipsnis. Tai apie kokį mes ešerį galim kalbėti, apie kokį mes galim kalbėti lydeką stipriai, kai vanduo tik šamus mum ir gaudyt belieka. Tai sakau, draugai gaudo šamus. O aš turiu katerį, bet neturiu Subaru ir neturiu katerio motoro. Taip gaila, kažkas koją paleido, tokia variškė tryda, kai dėjo per koją, tai bus matyti, reiks vežti laivuką remontuoti. O dabar ryšamės kotus. Šiaip dažniausiai būnu prisirišęs ir angumyčių, bet šiandien kažkaip žiūriu, kad mikrikas neparuoštas, tai užsitaisau mikriuką. Čia truputį reiks dar valtelę pasitempt. O mikriuką, kad užsitaisyt, žinot, ką reikia pasidaryti. Namų darbus. Tai va, namų darbai. Aš pavadėlius visada taip surišu ir visi užduoda klausimą, kodėl dedu segtuką. Ne segtuką, o suktuką ant pavadėlio. Kodėl nerišu tiesiai prie fluorokarbono. Tai dėl tos priežasties, kad pas mane valiukas yra 0,2 pagal japoną. Ir tas mazgas, labai hemorojiniai ryšas. Ir dar vienas dalykas, kad ten silpna tada vieta, kai toks plonas valas, tai būna ar įkabinai kokį karčiaką, ar žuvis stipriau kirtai ir būna toj vietoj, jei trūksta, tai dažniausiai toj vietoj. Tai vienas, o antras, karts nuo karto, dar kaip būtų vanduo šiltas, karts nuo karto užsidedu cukrę, užsidedu tail spinnerį. Tai ten suka, kad nesuktų valas, vėlgi tas suktukas, kad ir nedidukas, bet kažkiek padeda. Tai va taip va, greit persiveriam per žiedus, rišam pavadėlį ir lieka nedaug laiko, nes temsta jau realiai prieš 9 tamsų. Tai to laiko irgi vėl, kaip visada turim. Ne kažką, ne per daugiausiai, bet oras labai geras, gal net per geras. Sakyčiau. Vakar buvau įsiraukę, o šiandien saulelė, lempa spygina, bet vis tiek, aš manau, ant vakaro kažką sujudėsim. Šitas ežerėlis mano toksai duobėjai tokioj. Tai labai stiprus vėjas. Būčiau tikrai važiavęs į kitą ežerą, bet kadangi toks stiprus vėjas,
o šitas dauboj tai lendu, kaip sakant, apsisaugoti. Avo. Pradžiai pradedam nuo ešeriukų. O kodėl nuo ešeriukų pradedam? O, visai gražus ešerys ir dar kiek atvijo. Eik tu savo. Ešerys, neblogas. Lupytis laikas. Pradedam nuo ešeriukų, o kaip čia įsisuko. O. Ai, suvalgiai mano tiogą. Oi, turupužiokas. Gal dar laikys. Ahahaha. Pradedam nuo ešeriukų ir pirma žuvytė. O gal kai lempa įsijungs, truputį ir lydeką pabandysim. Ne truputį, o faktas, kad pabandysim. O dabar, kai taip šviečia, nemanau, kad čia su jom labai gerai bus. Žolytė. Dar baks buvo. Nu, chebrytė, reiks lydekus pradėti gaudyti. Tuoj paleis, pamatysi. Traukiu ešeriuką ir paėmė lydeką. Ir aš jas neištrauksiu. Traukiu zurziką ir lydekas paėmė. Nu, žiūrim, kas bus. Ai, gerai, nors pakaifuosiu. Reiks gal lydekinį aukotą įsitraukti. Mažiuko ešeriukų yra. Nu, žiūrėkit. Sakiau? Žiūrėkit. Sakiau? Ai. Va. Nu, žiūrėkit, kaip pamatysit snapą ar ne. Oi, ne, tai kur ešeriukas? Į taip į snapelį gražiai. Ai, Jėzau. Ai, Jėzau. Nu, ateik. Nu, gražuolė, ateik. O tai kur ešeriukas? Va, išspjovė, matot mano ešeriuką, tu po to pagriebsim, kyla į paviršių. Sakau, kad segė ešeriuką. Žiūrėkit, bus visas filmas. Nu, ateik. Dabar žiūrėkit, mano ešeriukas išsiniro, matot? Va ten va, kur kotas. Geras? Čia tai geras. Nu. O čia tai geras. Ir mano ešerėlis, jeigu matot. Va ten plaukė. Sakau, pradžioje ešeriuką traukiau, net nefilmavau. Nu. Ir po to cvakt, slibiniukas, gražiukas. Gražiukas į lupytę. Ai, geras. Gyvos reikia varyti, davai. Gražuolė, kaip mes mokam žuvį paleisti. Biškį atgaivinam ir pak. Gal sujudės ant vakaro, arba kad baronkų prisėmiau. Į laivą gali būti dėl to taip nekimba. Kol kas normalių žuvų. 3 ešeriukai tokie, iki 200. Ir va lydekiukas praskaidrino nuotaiką, o kol kas tai labai liūdnai. Ir vėjas keičiasi iš visų pusių, ta guminė valtį sukinėja, tai smagumo nėra. Matėt mano graibštelį, ne? Pažiūrėkit, kokį turiu grožį, rankų darbo ir papasakosiu tokią istoriją. Žiemą ant savo mylimo ežerėlio susitikau 2 bičiukus. Trumpai sustojom, pabendravom, tokie normalūs, iškart pagal bendravimą būna tokie, kur ateini ir tipo, ką gaudai, kas kimba, kaip sekas ir tokia matos nešneka ar slepia, nušmart matos hamilina. O ten normaliai nuoširdžiai šnekėjo, hihi, haha, žodžiu, kaip seni draugai pasišnekėjom ir aš atsimenu dar, kad kalbėjom, kad Arnoldas daro avižėlės, o kad daro jisai tokius gražius graibštus, tai net neįsivaizdavau ir va. Praėjo kiek laiko žiemą, vieną kartą bendravau, nepažįstu nieko, bet po to mačiau, mes tą žvejybą buvom dar yra video, kur su Andriu Muniku gaudėm pirmą kartą gyvenime su balancyrais ir po to kažkaip Audrėnas užėjo, užkalbino Arnoldą daug ilgiau, jie ten įsišnekėjo ir po to mačiau, kad jisai padovanojo Audrėnui avižėlių ir aš taip jį pamačiau Facebook'e, pasikviečiau į draugų žodžiu ir daugiau kontakte nebuvau. Ir prieš garą, gal mėnesį, jis man parašė,
Sako, sveiks Deivė, atsiūs Komlivos adresą, noriu atsiūs tau dovanų. O dovanas aš mėgstu, tai žodžiu, nusinčiau šiam adresą, gaunu už kelių dienų siuntą ir tokis grožis, jūs pasižiūrėkit. Va čia koks grožis. Ir sufokusuos pasaulio čempionui Deividui Račkauskui. Tai Arnoldai, jeigu žiūriu netyčia, ačiū tau, panaudojau ant lydekos. Ačiū Dievui, tu nepadovanojai man jo, kai buvau Suomijai, nes būčiau pametęs, nes Aurio graibštą pamečiau. Žiūrėjau, paleidžiau projektą irgi. Montavau ir išeina iš mano gyvenimo kelionės dar video paraleliai. Tai dabar bus va tokių įkris kars nuo karto iš dabartinių žvejybų ir dabar eis ilgas serialas, net galiu atskleisti viską, kad 17 serijų vadinsis Pasaulio pakrašty ir ten dėliosis istorija, kaip mes daiktus dėjomės, kaip važiavom, kaip ėjom 4 paras, kaip pradėjom žvejoti, kaip nuėjom į Kiršlių rojų su visais niuansais, su visais bajeriais ir ten bus daug. Pirmą kartą, žinokit, labiausiai nemėgstu montuoti video YouTube, labai, toksai, kad tu žvejojai, vėl montuoji, žinai, kas buvo dar ką. O dabar taip gavos kažkaip, kai grįžau po to šiaurės, aš nemontavau specialiai, nes buvo vasara, buvo plus 30, vienas buvo viskas iki čia daėdė, trečias buvo olimpinės žaidynės. Niekas to YouTube nežiūri, vasarą reikia, kaip sakiau, reikia vasarą leisti lauke, kieme, o tikrai ne prie telefono ar kažkur kitur. O dabar, kai rudinėlės, kai pradės palyt, kai visi daugiau mažiau baigės atostogauti, išėjo į darbus, tai ką veiksim, žiūrėsim YouTube. Tai va, aš paleidau chebra, kam įdomu iš tos kelionės. Ir va dabar, kai permontavau viską, tai išgyvenau vėl tą emociją ir ant kiek dabar suprantu, ant kiek buvo nerealu, žodžiu, fantastinis dalykas. Tai va, dar kartą Arnoldai, ačiū tau. Ir kažkada aš dar atsidursiu tenai šiauriai. Ir kitą kartą tikrai turėsiu šitą grožį. A dabar gaudom dar vieną, nežinau ką dabar daryti, gal didelę gumą pramėsim, davai, kubirką pravarom. Oi, ai. Taip segė, aš nesuprantu. Kaip nesėdo, Čiut iš valties neiškritau. Guma per kastą su dantim, čia per kastą uodegą. Nedidelė, gal gerai sėda. Ai, kaip gaila, geras buvo, davai, palauk, kur aš ten metu reikia pakartoti. Bet jau gavo šitą per snapą, gerai, taip sužėbė, net įsigandau, senai kibimo nebuvo. Ai, davai, gražuolė, dar gali. Ne, jau gavo šitą per dantus, Ramiai. Rimstam vakaro, romantika tokia. Kiek čia to vakaro? 3 geros valandos po darbo. Bet jėga ramu, marčius treniruotėjai. Aš irgi. Tai va, turi katerį ir negali žvejot. Ai. Senai su gumeška nebuvau, dabar kažkaip atpratau jau irgi senstumus jau. Pernai dar labai masiškai varydavau, dabar ir tų pačių linų kažkaip aš nuo krantelio į valtelę kažkaip, pūstis, išsipūst, susinešt. Arba senstu, arba, kaip sakant, afigėl, Mandras labai pasidariau. Patogu, nėra palyginti su kateriuku, aišku, bėda, kad labai mažai kur turim įsigrūs. Blemba, va tas va bėda, kad tų slipų nėra. Oficialių vietų, kur įsileis laivą, tai nedaug, o ten, kur yra, tie ežerai labai spaudimą.
duoda. Nu šitas ežerėlis geras, sakau, aš jau turėjęs tų gerų žuklių ypač. Nu bet čia va tokia va diena, nieks nevaikšto, gal reiktų į tą žolės bandyti lyst, persiorientuoti, nes žolėse, sakau, jeigu kibimas, tai prie pat žolės realiai. Ir su ešeriu tas pats nei vieno ešeriuko nepagavau kažkur toliau, viskas prie kraščiuko. Bet taip nenoriu aš per tą žolės eiti irgi. Visokias taktikas išbandžiau, ant galo nurimo. Ir sukrė, ir vobleriuką, ir gumą, ir patvičin bandžiau. Šiandien jau viską atidaviau. Ir kaip ne, taip ne. Buvo dar vienas bakstas ant gumos. Bet irgi toks mizarnas. Nu įdomu, ar dar prašaus ar ne. Vėl apvariau visą ežerą. Nedidukas ežeriukas. Visą ežerą apvariau ir taktika nuo žolių irgi neveikia. Galvau, nu niekur nėra mano. Čia nėra, kad žiūrėt, upelis. Įteka upelis, išteka toks pratekantis. Vienas sėklius gan toks ryškus ir viena pusė toks kardukas. Nu ir visada čia būdavo, visada būdavo. Nesuprantu, pa šito mano žuvį išgauju. Bet vakaras geras, ne? Nežinau, Arnoldui padėką padariau. Ką dar padariau? Tas su ešeriuku tikrai buvo, kaip jaunimas sako, prikolas. Tai turbūt gims šitas video, kaip jis besibaigtų, ar bužuvies, ar nebužuvies. Tai taip pašnekėjau, tegul būna atsiminimuose, toksai geras, kaip ten sako jaunimas, vaibas geras. Ramus faktas, dabar kaip visada jums tai būna, kad varai į ežerą. Nu ir aš apie šitą ežerėlį senai, kai jau užkalė man motoras. Turiu gerą žuvis, nenueik. Ką prisišnekėjom, ne? O gal ir negera, gera. Negera. Galėjau, aišku, negera, bet kalė gerai, negera, gal sujudės. Veltui, pats saka, tik tai sušlapinau, nu bet taip noris gerą daiktą panaudoti. Koks grožis tik. Nu žiūrėkit. Matėte kaip lupytės kraštą? Nu tokį, bet bankė gera buvo. Nu taip jau, net silkių nėra. Davai. Tai po šito žuvies tikrai gims video. Jo, gerai čia pataikiau. Bet dažnai būna, va taip atrodo, nekimba. Užsidėjai kamerą įsijungiai, pradedi kažką grybą pjaut. Bum, ant to vieno. Blemba, galvau, gera žuvis. Nesupratau pradžių, nes taip valtis paėjau, aš inkaro neužsidėjęs, dabar dreifuoju. Visiškai štiliukas nurimo. Ir kur aš baigiau mintį? Ai, sakau, visada kai nekimba, tada pradeda galvoti, blemba, būčiau ant to ežero varęs, būčiau geriau tą daręs. Dabar žiūriu, čia ant to spiningo nekimba, mintysi galvoju, kaip suplūdė reikėjo pasidėti, nu visiškai štilius. Dabar po 6:40 ir taip rimo, žuolė. Ir taip rimo, kad ojojoj, rimo ir nurimo. Nu žiūrėsim, čia reiks ant to sėkliaus susimesti į kariuką. Jeigu ne čia, tai niekur, nes visas vietas jau prabėgau. Nežinau, romantika, aš tos mažiukus ežeriukus myliu. Dažnai įlendu. Ar nuo kranto kokio pamėtėt? Kartais būna gerai, kai pataikai. Bet šiandien ne viena iš tų dienų tikrai. Sakiau, žolę. Įvariau.
Ir supranti, reikia padaryti, ką padaryti ir net neturiu laiko, kada nuvaryti. Turiu Vika. Davai, Vika. Kaip tik žmonelė mieloji paskambino. Ir iššoviau dar aš vieną. Haha. Dažnai man būna su žmona, kai nekimba per varžybas kokias. Bet čia visos tokios. Per varžybas ar dar kažką atrodo jau taip šikna. Paskambinu kažkokie pas mane ragana tą Vyką. Bleš, bet taip žiebė gerai. Ateik. Vėl neditka, bet žiebė kai ditka. Nu šiandien va tokios. Varyk. Taip. Ai, kaip žiebė. Vakarinio ir nebuvo. Bet žvejybą užskaitau labai ramu, tokia dušiaus pagalvo, čia dabar tokias laikas buvo blogas, tai ten negerai, tai ten. Žodžiu, apgalvot, ką daryt, kokią mašiną dabar pirks ir pabūt su savim. Šiandien va tokia va buvo žvejyba. Man atrodo, padariau tą esminę klaidą su tom barankom. Tai nekartokit mano klaidų, neimkite žvejybą tikrai, man atrodo, kad veikia.